Aš pradėjau mylėti save. Radau tą emocinę kančią. Tai buvo tik įspėjamieji ženklai, kad gyvenau prieš savo tiesą. Šiandien aš žinau, kad tai yra autentiškumas. Supratau, kiek tai gali ką nors įžeisti, jei aš bandysiu primesti savo troškimus kažkuriam žmogui. Nors žinant, kad laikas netinkamas ir žmogus dar nėra tam pasiruošęs. Šiandien aš tai vadinu pagarba. Mačiau, kad viskas, kas mane supa, tai kvietė mane augti dvasiškai. Šiandien aš tai vadinu brandumas. Aš nustojau vogti savo laiką ir nustojau kurti didžiulius projektus dėl ateities. Šiandien darau tik tai, kas man teikia džiaugsmo ir laimės dabar. Dalykai, kuriuos mėgstu daryti ir kurie džiugina mano širdį. Ir tai darau juos savaip, tik savo ritmu. Šiandien aš tai vadinu paprastumu. Išsilaisvinau nuo bet ko, kas nebuvo gerai. Man ir tai maistas, žmonės, daiktai, situacijos, praeitis. Iš pradžių tokį požiūrį pavadinau sveiku egoizmu. Šiandien žinau, kad tai meilė sau. Supratau, kad mano protas gali mane sutrikdyti ir dėl to susilpti. Bet kai tai prijungiau prie savo širdies, mano protas tapo vertingu sąjungininku. Šiandien šį ryšį vadinu širdies išmintimi. Mums nebereikia bijoti ginčių ar bet kokios problemos su savimi ar kitais. Ne, žvaigždės susiduria ir iš jų žlugimo gimsta nauji pasauliai. Šiandien aš žinau, kad tai yra gyvenimas.